Sveiki kolegos elektrikai ir visi besidomintys elektra. Šiandien yra kovo 15 diena ir šiandien vyksta tokia labai įdomi man paroda, į kurią važiuoju pirmą kartą, bet man labai smalsu pažiūrėti, kas toje parodoje bus. Tai yra Helso Electric. Tai yra elektros įrangos paroda, kuri vyksta Vilniuje, Litexpo parodų rūmuose. Ten užsirašiau dar į seminarą, neperjunkite kanalo, aš tikiuosi, kad mes pamatysime ten ką nors įdomaus, ką nors naujo, netgi ir tie, kurie yra seni elektros įrangos, elektros instaliacijas, seni vilkai. Ir taip pat bus įdomu ir naujokam šitos srities pažiūrėti, kągi siūlo elektros įrangos pardavėjai. Neperjunkite kanalą. Na kągi, atvykome į Vilnių, jau einu į pirmąją salę, kur yra visos įmonės, kurios pristato savo produkciją. Štai čia bus 5. salė, už pusvalandžio eisiu dar paskaitos pasiklausyti, bet mes vis tiek šiandien pasistengsime apeiti visus stendus, visų paklausinėti, kokios naujovės šiais metais yra, bet jau po konferencijų salės, po pristatymo apie automobilių įkrovos stoteles. Kai turėjau laiką, priėjau, šiek tiek pabendravau su Kronius, gamina saulės baterijų inverterius, štai tokius, čia nuėmė dabar dangtį, bendrauja anglų kalba, nors austrų firma, galėčiau iš tikrųjų ir vokiškai pabendrauti, bet ta techninė vokiečių kalba man dar nėra tokia gerai žinoma, todėl pabendravau angliškai, paklausinėjau. Šiaip iš tikrųjų didelis pasirinkimas yra produkcijos ir man labai patiko, kad galima montuoti šitos inverterius lauke. Kągi, pasiėmiau bukletukų, jeigu dar ką nors įdomaus juose rasiu, būtinai pasidalinsiu, o po konferencijos, po seminaro grįžime atgal ir praeisime tada visus jau paviljonus. Pasiklausėm paskaitos, grįžtame vėlgi į mūsų ekspozicijų salę ir praeisime, prasibėgsime dabar, pabandysime greitai praeiti visus stendukus po porą klausimų, kad labai neužsitęstų tas video, nes dabar yra 12 valanda, iki 4 tik tais dirba. Kągi, einame. Turime štai tokį Solar Gapsai, yra Ukrainos firma pasirodo, kurie tokią diegia naujovę, yra žaliuzės. Vokietijoje labai paplitusios iš tikrųjų ant visų namų, pas mums gal Lietuvoje ne, tai jie bando dabar į Lietuvos rinką kažkiek tais įvesti, bet labai atgraso kainą. Bandė kažkur Birštone pastate paskaičiuoti, kiek kainuos įrengimas ir šitų saulės panelių kartu su žaliuzėm 65 000. Tai labai brangu, o tai buvo apie 14 kW tik tais galingumo. Tai iš tikrųjų, jeigu tas žaliuzės kažkur žūtbūt reikia įmontuoti, pavyzdžiui, ligoninės ar dar kažkur, tai va ten galima būtų ir skirti tos pinigus, bet žiūrint į atsiperkamumą, tai tikrai labai brangu. Morekas yra estų firma, gamina štai tokias stoteles, jie nėra labai didelė organizacija, todėl stengiasi pritraukti klientus kainomis. Štai tokia stotelė, man pasakė, apie 700 € kainuoja, čia aišku be jokios be instaliavimo, be nieko, bet 11 kW stotelė, tai paprastas vartotojas pas save gali nusipirkti ir pasistatyti. Taip pat jie turi ir nuolatinės srovės iki 180 kW šitokių stotelių, labai galingų, jau kas su sunkvežimiais važinėja, su nuolatinė srove gali pasitraukti. Dar viena įmonė, Meka Pro, štai pažiūrėkite, kokie kabelių loviai. Pažiūriu, ar nėra aštrių kampų. Nežinau, štai pažiūrėkite, kokie distanciniai yra. Varžtai kažkokie. Nelabai aš iš tikrųjų šitose dalykuose išmanau, bet loviai atrodo štai šitaip. Žiūrint, kur galima pakloti kabelius. Dar vienas kitas Rolex EV, ateities degalinės. Bet dabar pažiūrėkite, kaip viduje atrodo. Čia yra 22 kW, 2 postų, kintamos srovės krovimo stotelė ir visos stotelės turi viduje skaitiklius, kur galima su kortele, paprasčiausiai privažiavus, jeigu padaryti tokią degalinę,
privažiuoja, priliečia kortelę ir pasikrauna elektromobilį, o mes einame toliau. Kągi, prie sekančio stendo priėjome, Philips atstovai yra. Pažiūrėkite, vat, jeigu jums išeis nuskanuoti QR kodą, nueisite, pažiūrėsite, kokius šviestuvus siūlo, o mano akį patraukė štai šitie šviestuvai yra atspausdinti spausdintuvų, 3D spausdintuvų, štai žiūrėkite, tokie va šviestuvėliai, tas trekinis šviestuvas ant to bėgelio kabinamas ant magnetinio ir va tokie va šviesos diodų šviestuvėliai. Ir kažkokia autonominė maitinimo sistema, pažiūrėkite akumuliatoriai kokie. Pažiūrėkime, kokie čia yra akumuliatoriai pas mus. Čia yra tiesiog rūgštiniai akumuliatoriai, paprasti ir greičiausiai susideda į šitą dėžutę. Vėlgi kalba angliškai, aš nenoriu laužyti dabar liežuvio, judame toliau. Kągi, priėjome dar prie vieno stendo, atstovauja daug šitų visų įmonių. Atvežė, žinoma, negalėjo suvežti visko po vieną vienetą, čia viską užkrauto, tai ką atsivežė, srovės transformatorių, yra tokie galios skirtikliai, viduje kirtikliukas įdėtas, štai tokios virštinkinės razetės ir įvairiausių tipų judesio davikliai. Šitie judesio davikliai gali būti įvairiausiose patalpose montuojami, priklausomai nuo atstumo, apšvietimo laipsnio. Ir vienas dalykas, už kurio užkliuvo mano akis, štai tokia razetė su spinute, sako, nuo vaikų galima užrakinti ir tenais jau tikrai nepateks. Nereikia jokių plasmasiukų kišti į vidų, tiesiog užrakinai ir niekas nebepasijungs. Kągi, o mes einame toliau. Kągi, prie sekančio stendo priėjome, pažiūrėkite, kokie sprendimai yra, tokius jau greičiausiai esate visi matę, tokius grindų razečių lizdus, kur galima į grindis, štai per tokį daiktą galima sumontuoti ir įbetonuoti, ir putplastis matome, atvesti, kiek reikia nusipjauna, įsistato štai šitas dangtelis ir tenai susimontuoja jau razetės. Taip pat yra toks sprendimas razečių montavimo ne į sieną galima šalia sienos štai tokius stulpelius pastatyti. Šitas stulpelis dar nėra sukomplektuotas, čia galima susidėti norimą kiekį razečių. Vat atrodys štai taip. Nežinau, kiek namuose tokia sistema būtų patogi, bet kažkur, kur didelės salės kažkokios konferencijų ar dar kažkokios patalpos, ofisai ir panašiai, tai tikrai toks estetiškai gražiai atrodantis daiktas. Štai šitie lizdai, jie nebūtinai gali būti sumontuoti į grindis, o taip pat jie gali būti sumontuoti į kokį nors darbo stalą, kuris yra, žinote, būna storo, pavyzdžiui, ąžuolo stalas, sumontuoja tokios ir labai solidžiai atrodo. Pažiūrėkite, kokia spalva. Galima pagal spalvą parinkti ir tikrai ant stalo rozetės kištukai labai patogu. Kągi, einam toliau. Jau visiems įprastas yra įžeminimo sistemos su kalamais, strypais. Štai tokiais yra ir tokios prieš žaibą, žaibosaugos sistemos. Štai su tokiais kalodukais, kur galima pakloti šitą kabeliuką. Taip pat yra visokiausi kanalai. Pažiūrėkite, įvairių dydžių. Plastikiniai, aišku, jau esate matę tokių ne vieną. Virštinkiniai, štai tokie kanalai, kur gali būti sumontuotos ir razetės. Man teko matyti štai tokius plastikinius kabelių laikiklius. Iš tikrųjų, jie tokie atrodo saugus. Ir štai būna ir tokių metalinių. Aš nežinau, su metaliniais tvirtinimo elementais kažkaip nelabai aš pasitikiu jais, nes už krašto, užkliuvęs kabelis gali, jeigu tu patempi ten jį šiek tiek, tai gal ir nusižysti. Nežinau, iš tikrųjų, čia jau reikia pabandyti. Aišku, šitas kraštas yra užriestas, matote šiek tiek ir kabelį, kada mes įvedame, jeigu jau temps, tai maža tikimybė, kad užsikabins. Oba Betterman, vokiečių tokia įmonė, pakalbėjau su atstovais, labai įdomių dalykų man parodė. Pradėsime nuo dėžučių, rozečių dėžutės, kur į grindis galima sumontuoti. Kaip matėme, ten irgi anam stende, kur buvo į grindis apvalios tokios montuojamos, bet gali būti ir štai tokios luxury kvadratinės dėžutės, labai įdomios. O toliau dar vieną dalyką norėčiau parodyti. Štai, pažiūrėkite, pamačiau štai tokį periskopą, sakau, kas čia per rozetės toksai dėžutė, nelabai suprantu. O dabar, kai paplytė šitie visi valdikliai, kurie per Wi-Fi valdomi, kur dedasi už jungiklio,
tai galima jį paprasčiausiai įdėti ne į pagilintą dėžutę, o štai tokia kišenėlė specialiai padaryta ir į tą kišenėlę įdedi, užtinkuoji ir jeigu reikia, tu gali iš ten paprastai paimti, ištraukti, jeigu sugedo, pakeiti ir viskas, nieko nereikia ardyti, jeigu, pavyzdžiui, įtinka būna įmūrytas. Tai štai, vienas iš įdomesnių dalykų. Štai yra toks lovys. Pažiūrėkite, kaip jis atrodo. Užsimauna štai ant tokio stogo, čia grinai ant stogo montuoti. Štai tokį lovį, jisai neguli ant grindų. Šitas lovys 3 metrų gabalais sukarpytas ir taip pat jungimui naudojami įvairūs kampuočiai. Tai labai patogus, sako, montavimas. Tai čia kas iš naujovių, iš lovių. O jau seniai įprasti loviai su lenkimo kampais, su užapvalintais kraštais, kad kabelę nesugadinti, jau visi esat matę. Renka kažkokius skydelius, dar neklausiau, ką jie čia renka, bet pabandysiu dabar paklausiu. Paklausiau, žmogus renka, čia iš tikrųjų yra toks kaip rezervinės linijos sumodeliavimas, kaip galima pasakyti, imitavimas. Tai jungia paprasčiausia dabar šviesos elementą, ateina 3 fazės, jeigu viena dingo, perjungia ant kitos, dingo ir šita perjungia ant kitos, atsirado pirma, vėlgi atgal jungia, kad būtų nepertraukiamas maitinimas vartotojas, šiuo atveju lemputės. O čia pažiūrėkite, įvažiavo į vidų su tokiais elektromobiliais, man tikrai smalsu pažiūrėti į vidų. Pažiūrėkite, viskas gražu, rankos užimtos, pasidėsiu dabar į kuprinę, nenoriu lysti į vidų. Va, čia yra langas atidarytas. Štai pažiūrėkite, kaip atrodo. Sekantis stendas Finderis, Italijos įmonės, jie jau prekiauja, kaip matote, pagal paveikslėlius, automatika, valdymo įrenginiais, magnetiniai paleidėjai, štai ten loginiai valdikliai yra, kaip ir čia matote, visokios ir laiko rėlės. Ir čia pažiūrėkite vieną dalyką, kurį pamačiau, kuris įdomesnis, kaip atrodo timeris. Štai matote, tokie įdomus, aš pirmą kartą tokį matau, nežinau ar patogu ar nepatogu, bet matai rodiklę ir gali žiūrėti, nustatinėti laiką. Priėjome prie sekančio stendo, Pipe Life vadinasi toksai stendas, pagalvojau, pažiūrėjau, labai gražiai vamzdžiai sudėti Lietuvos vėliavą tokią. Paklausiau, ko turi naujovių, pažiūrėkite, kokį turim. Vieną daiktą, viename keli ingredientai yra sudėti ir gali būti kaip jungtuko ir rozetės dėžutė gali būti naudojama ir taip pat kaip paskirstymo dėžutė. Štai pažiūrėkite, čia ant sienos yra pavaizduota, kaip šitas dėžutės gali tvirtintis per šitą metalinį laikiklį. Taip pat yra daug skylių varžtams, gali ir taip tvirtintis. Ir tada arba gofra įmaunama, arba vamsdelis. Labai patogios tokios, nežinau, neteko iš tikrųjų matyti, gal jums kažkam ir teko matyti. Bet tokie dalykai naudojami tikriausiai labai Skandinavijoje paplitę, nes gamyklų iš tikrųjų labai daug yra šitos austrų įmonės po visą Europą. Gaila, Lietuvoje nėra, bet tikimės, kad ateityje atsiras ir Lietuvoje. Dar vienas stendas, GTV vadinasi, Lenkų įmonė, kuri gamina štai tokius driverius šviesos diodų. Labai įdomus dalykas, kad šitie driveriai, prijungimai prie driverių nereikia jokių varžtelių, jokių vagų, jokių įkišimų ir su atsuktuvų žaidimui yra standartinis. Tokia jungtis, nežinau kaip dabar vadinasi, bet ją paprasčiausiai įstatai, jo tokios pačios jungtis eina štai čia į šviesos diodus. Taip pat įdomus dalykas yra, čia yra, matote, medinis stalas, po to stalu yra įdėta dėžutė, kuri gaudo elektromagnetinės bangas nuo žmogaus, kurios eina. Ir paprasčiausiai junginėjant, aš spaudinėju, kiaurai stalą eina, aišku, neveikia su metalu ir stiklu. Taip pat, žinoma, yra tokie dalykai, pavyzdžiui, kaip iš šaldytuvo atidarėm, štai pažiūrėkite, į šitą lemputę dabar, uždarom, štai taip veikia. Ir žinoma yra dar vienas toks iš dalykų, irgi fotoelementas ir jeigu palaikome, tai galima ir sumažinti intensyvumą švietimo, matote. Dar jeigu mes uždengiame, palaikome, intensyvumas padidėja. Tokios įdomios naujovės iš tikrųjų, kam įdomu, namuose galite įsirengti.
Taip, aš informuosiu, tu įkeltų taškus ir aš viską informuosiu. Matote, pagaminame kažkokį produktą, gražiai šviečia. Štai tokį produktą galima pagaminti tiesiog vienu įpų, viena linija ir to gali jūs išmokyti techinė. Stokite, mokykitės ir irgi galėsite surinkti tokią įrangą, aptarnauti įrangą. Labai perspektyvi iš tikrųjų šitas rytis yra, o mes keliaujame toliau. Va, dar vienas stendas. Bekhofas yra vokiečių įmonė, užsiima pagrindę pramonės automatizaciją, tai tokios rinklės, kur galima labai daug kabeliukų sujungti. Taip pat šita įmonė pradėjo gaminti naujus modulius, kurie be spintos montuojasi, gali būti sumontuojama tiesiog ant įrangos, gali būti sumontuojama ant sienos kažkur, speciali tokia tvirtinimo, kaip reikutė padaryta, ant kurios susimauna visi tie valdymo įtaisai ir jie susijungia tarpusavį galinę bas šiną, kur tiesiog sumoviai ir viskas, ir susijungia visas valdymas. Ir dar vienas dalykas, pas jos parodė katalogę kamera. Nauja atsirado, kur yra su linze valdoma elektra. Elektros srovė kažkokį tenai skystį valdo ir keičia tos linzės parametrus. Vat įdomu bus pasidomėti ir pažiūrėsiu internete ir rasiu apie tai informaciją. Na štai dar vienas stendukas. Jau teko man ir pačiam montuoti žaibos saugos elementus. Pas jos vat yra įdomi naujovė. Štai toks izoliuotas kabelis. Štai šitą kabelį galima arba palei pamatą namo pastatyti, kad jeigu kažkas šalia netoli stovėtų, kad žaibo išlydis nenueitų į šoną. Taip pat jeigu kažkokia įranga, jeigu yra sumontuota ant stogo, irgi galima apsaugoti, nes šitas kabelis gali būti sumontuotas tiesiog į patį žaibolaidį. Labai nepatogu, va aš pridadinu ir irgi apsaugoti įrangą, nes iš tikrųjų tai reikia atstumą laikyti nuo tam tikros įrangos, kad išlydis negalėtų pabėgti nuo to žaibolaidžio į tą įrangą. O su tokiu izoliatorium šitą atstumą galima ženkliai sumažinti. Take isolation away and so it's better if it's bigger diameter. Yeah. So you have this. I understand, yes. Change this. Pažiūrėkite, štai čia yra iki 10 mm ir su keičiamais va toks va striperis, laidų izoliacijos nuvalytuvas. Štai pažiūrėkite, gali būti nuo 4 iki 16 mm, jau nebereikia naudoti dviejų tokių replių, o tiesiog yra štai pakeitimui ploniems laidams ir storesniems. Taip pat yra štai tokios, čia labai platus yra diapazonas laidų valymo, matote kokie gnybtai yra. Jau netiesos, o su tokiu laveliu, kas leidžia nuo 0,2 mm iki 16 mm valyti laidų izoliaciją. Tai va, tokie įdomus dalykai. Aišku, tokios savaržėlės esate matę visi, kaip irgi užsideda ant laidą pasukomas nuimama izoliacija. Na ir iš įrankių, jau čia antras stendas prieinu prie įrankių, neturi nieko kažko labai naujo. Šiais metais, praeitais metais išleisto visi įrankiai labai panašus, tik tais keičiasi jų šiek tiek modifikacija. Aš taip priėjau prie vago. Iš tikrųjų, kaip man seniau atrodė ir jums tikriausiai atrodo va šitie va tokie va kaip kinietiški, bet čia iš tikrųjų va pažiūrėkite, yra visi originalūs vaginiai sujungimai yra ir jie tokie patys yra kaip ir šitie visi patvarus, tikrai atsparus tai sroviai, kuriai jie yra nustatyti pagal dydį. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau parodyti, štai yra tokia dėžutė su tokiu užpildu kompoundu kažkokia, kur galima įdėti štai tokią vat jungtį, tiesiog panardinti, uždaryti dėžutę ir tokia sandari dėžutė bus. IPX-as čianais yra 8. Tai galima į vandenį panardinti ten į didelį gylį ir palikti tenais ir pamiršti.
parodė dar vieną tokią jungtį, vat rinklės yra laidų irgi vaginės. Labai taip sunkiai užsispaudžia, bet jeigu mes jungiame, pavyzdžiui, šiandien kokį nors variklį ir mums nereikia iš tikrųjų turėti jokių įrankių, kad mes ten apspaustume kažkaip laidų galus, mes patys variklį pasiėmėme, iš karto įkišame, užspaudžiame ir viso. Bet koks vartotojas gali paimti savarankiškai tą padaryti. Labai daug visokių rinklių, neteko man labai daug su jomis susidurti, todėl nieko apie jas ir neklausinėjau. Dar vienas stendas, Lena Lightning įdomiai vadinasi, Lenkų įmonė, kurie gamina šviestuvus, štai tokius, už tai pažiūrėkite, kur galima į visokias patalpas, yra IP65, reiškia jau nuo vandens purslų, dulkių visai nepraleidžiantis, taip pat lauko apšvietimo tokie šviestuvai ir kas įdomu, paklausiau, sakau, o kam šitie tokie kaip vailakiukai ir parodė, kad yra šviestuvas, akustikai gerinti patalpos, kad nebūtų aidavimo, kad neatsispindėtų, jeigu pasitarimų kambarys, didelis šviestuvas, kad jisai nesudarytų kažkokią aidą. Atėjau dar prie vieno stendo, kur daug įmonių atstovauja, lietuvių vadinami paskirstytojai prekių. Štai pažiūrėkite, yra štai tokias dėžutės, kur toks dangtelis užsideda, prie kurio galima medvaršiais prisukti ką nors. Ar tai šviestuvą, ar tai kažkokį dar laikiklį. Į mūrą mūrėjamas štai tokias rozetės, rozečių dėžutės, kur gali būti panaudotos sujungimams, jeigu neužtenka vietos pačiam lizde sujungti, arba yra protingo namo kažkoks valdymo įtaisas, kaip pasakau jums apie Wi-Fi modulius, tai jį, kad nedėti tenais į galą, paskui nesujungsi laidų, jeigu dar šitą praeinamoji yra rozetė, tai čianais į apačią. Taip pat į gipsą plokštės, štai tokias, su tokiu maišeliu, tiesiog įdėjai kažką tenais ir taip gali ištraukti, jeigu reikia pakeiti, įdedi naują veikiantį. Dar vieną iš paskirstymo dėžučių į sieną tinkuojama tokia dėžutė. Uždedamas toks kamštis, matote, jisai užtvirtintas yra ir šitą kamštį užtinkuoja ir labai lygi siena ir nesimato. Ir dar vienas dalykas įdomus, kuris mano akį patraukė, štai tokios rozetės, kur įsistato visokios tokios alkunytės, į kurias įsideda gofros ir tiesiog paneliniam namam galima padaryti štai tokius blokais kabelių kanalus ir paskui į šitos kanalus jau įtempti laidus. O laidams įtempti, čia irgi pristato tokį laidų pratempėją. Pažiūrėkite, kokiais kampais praėjęs, kaip jisai gali būti įtemptas tas laidas, būtent iš šitos į panelės, kur rodžiau, kur vamzdžiai tušti būna be laidų ir paskui tiesiog įtempi. Gali būti ir tokie, o naujovė pasakė, kad toks pintas, jisai matote, koks lenkimo kampas yra. Sekantis stendas, žiūrėkite, Reka by Nexans, sakau, gal irgi bus kokia nors vokiečių įmonė, bet iš tikrųjų tai čia skandinavų, lygtais suomių įmonė, kuri gamina kabelius, laidus, nežinau, ar šitie dideli irgi priklauso jiems, bet jie stengiasi pagaminti viską ekologiškai, be jokio talpio laidai yra ir sako, kad rūpintis reikia pradėti nuo savęs ir jie stengiasi savo gamyboje naudoti vien elektrinius įrankius, automobilius, keltuvus, saulės panelės yra įsidiegę ir labai aktyviai propaguoja šitą gamybą, kuris tausoja mūsų gamtą. Aišku, paklausiau, kaip kaina, sako, kaina, žinoma, yra šiek tiek brangesnė, bet žmogaus sveikata yra vis tiek brangiausias turtas, todėl šitą kainą turėtų ir kaip ir niveliuoti ir ją nereikėtų žiūrėti, o mes einame toliau. Priėjome prie Danfoso, jau Danfosą nepristatinėsiu, visi jau žinote, girdėjote, yra jo toks padalinys, kuris ilgą laiką jau padalinys yra, bet niekur nebuvo skelbiamas, jisai tiesiog pasiliko kaip elektros įrangos. Ir čia pamačiau tokį įdomų dalyką, sakau, grindų šildymas, o pasirodo šiandien lauke po trinkelėmis toks šildymas padėtas ir jeigu apsnygo, apledėjo, galima paprasčiausiai įsigyti štai tokią įrangą ir prieš namus su automobiliu jau problemų nebus, kad ant ledo jūs buksuosite, tiesiog susireguliuoji pagal save, pagal temperatūros, kiek laiko šildys ir yra daviklis, kuris registruoja apšalimą. Daviklis jau parodė, kad nutirpo viskas, sistema išsijungia pilnai automatinė tokia. Ir dar vienas dalykas yra štai tokie latakų šildytuvai irgi.
kaip ir grindų šildymas, ir šitų plytelių, kad latakose dažnai susikaupia vanduo, užšala, tada bėga per viršų, pakimba varvekliai ir pavojus žmonėm, ir gali ir suplėšyti, o čia paprasčiausiai irgi pasijungi per tokį valdyklį, pašildė ir laisvai sau bėga vanduo. Va, dar prie vieno stendo priėjom, Činta, tai mes firmos neliesim, nes visi įrenginiai, pažiūrėkite, mums jau pažįstami, ir nuotėkio relės, ir automatukai, ir magnetiniai paleidėjai, bet prieisime prie tokio lagamino. Štai pažiūrėkite, viskas raudona spalva, tokia kaip prieš gaisrinę atrodytų, bet iš tikrųjų tai čianais yra žaibosauga. Viskas žaibosauga, vat įžeminimo elementai, va tokie vat sujungimo, ką tu įžeminimą gali susijungti. Ir štai tokie komponentai, kurie, pavyzdžiui, pas mus atėjo fazės, tos fazės pasiskirstė kažkur jau. Ir jeigu trenks žaibas, tai tiesiog per įžeminimą žaibo srovė nuteka į žemę. Nu, pažiūrėkit, priėjau. Prismien yra kabelių gamintojas, prie jų paklausiu, iš kurios šalies esate, tai labai nustebo žmogus, kad nežinau, iš tikrųjų gal ir gėda nežinoti, bet didžiausias gamintojas yra, va, pažiūrėkite, netgi parašyta pirmaujantis pasaulyje kabelių gamintojas, o patraukia akį, štai tokie jėgos kabeliai, pažiūrėkite, kaip atrodo. Ir žinoma papasakoja, kuria kryptimi dabar juda, kaip ir visi, juda link ekologijos, gamina ekologiškus kabelius, draugiškus gamtai, ir ten dabar nukreiptos visos pajėgos visų gamyklų. Bet šita įmonė, vat, kurią mes ką tik žiūrėjome, jinai gamina ne tik elektros kabelius, bet ir internetinius kabelius, taip pat ir optinius kabelius. Nu va, paklausiu, yra Grovat. Where are you from? China. China, yeah? China. Iš Kinijos gamintojai, kurie gamina štai tokius inverterius. Štai pažiūrėkit, toks 11 kW inverteris, paklausiau kainos, tai sako, jie, nu, kol kas tik tais pristatinėja, yra vienas žmogus, jis dabar užsiėmęs buvo, todėl negalėjo man pasakyti kainos. Bet prie šitų inverterių, aišku, yra ir padaryta jau automobilių krovimo įranga, ir štai toks akumuliatorius. 10 kWh akumuliatorius yra segmentas 5 kWh ir antras. Galima greičiausiai sujungti dar didesnį aukštį ir valdymo blokas viršuje. Metalas. Čia tą patį rodo. Nu va, paskutinį stendą pasilikau patys skaniausią su įrankiais, va, kur įdomu, viską galima pačiupinėti, pabandyti. Matėte, pabandėme surasti kabelį, kažkokiu vat metalinių daiktų plytelėse rado. O dar vienas dalykas, pažiūrėkite, perforatoriams, kokį dalyką sukūrė čia, kas iš naujovių. Yra štai toks antgalis, pažiūrėkite, čia eina vamsdelis, gręžiant į sieną, čia prijungiamas dulkių siurblys ir išgręžiama. Taip pat yra ir didesniam grąžtui irgi užsidėti štai toks antgalis ir vidutiniam grąžtui. Ir pažiūrėkite, netgi yra palyginimui, kiek dulkių iš vienos skylės išeina į kambarį be šitos nusiurbimo sistemos ir su šita nusiurbimo sistema, kiek patenka dulkių į kambarį. Tai labai įdomus dalykas. Nelabai dar išbandytas, neaišku, kaip tas vamsdelis funkcionuos, ar jisai užsikimš ar neužsikimš, bet įdomu būtų iš tikrųjų pasibandyti, gal reikia šiek tiek galingesnį tada siurblį paimti ir su galingesniu siurbliu tikriausiai išsiurbtų šitas visas dulkes. Na štai, po 3:17 ir mes jau einame iš parodų rūmų, iki 4 valandų čionais viskas vyksta, tai praktiškai visus stendus apėjau. Nežinau, kiek įsirašė, tiek jūs jau pamatėte. Jeigu kažko nepamatėte, būtinai sudalyvaukite tokioj parodoj. Dar buvo ten kažkokių atrakcionų, kur nefilmavau, kur galima buvo ant buliaus pajoti. Va tas elektrikai, kur jungia, ten iš tikrųjų buvo varžybos ir laimėjo, ir lygtais ir televizorių kažkas laimėjo. Na, aš nepretendavau į nieką, gal kitais metais.